61 metras 78 centimetrai Europos čempionato finale, kaip pats vertini savo metimus? Sakyčiau, pritrūko galbūt truputėlį iki to gero pasirodymo. Nežinau, vidutiniškai vertinu, galbūt nepadariau tą, ką galėjau, nes iš tiesų konkurentai buvo tikrai labai gerai pasiruošę, rezultatai žiauriai aukšti, sąlygos irgi labai geras buvo, nesakyčiau, kad per karštą buvo, vėjas irgi, sakyčiau, tikrai jeigu atletai, kurie moka pataikyti tą diską į vėją, tai tikrai pridėjo jam prie to atstumo rezultato. Kadangi teko anksčiau baigti pasirodymą, galėjai palaikyti brolį, stebėti, ar tikėjai, kad, galbūt ir auksas bus? Aš visą laiką tikiu, kad brolis gali laimėti, bet šį kartą gal nepasisekė, pasiseks kitą. Vis tiek medalis yra medalis, tai reikia džiaugtis. Tikrai taip. O prieš finalą kalbėjai, kad ta etiketė Europos čempionatų daro spaudimą ir dėl to sunkiau kažkaip atsipalaiduoti, parodyti tai, ką gali. O vien tai, kad tai dedasi į bagažą ir žiūrint į ateitį, galbūt bus ateityje lengviau? Manau, kad tikrai bus lengviau. Kuo toliau, to lengviau turėtų būti, jo. Ar sezonas baigtas, ar dar turi kažkokių varžybų? Nežinau, reiks dar su treneriu pasitart, bet jau manau baigtas. Ačiū.